Sveiki, aš išmanių ekspertas Karolis. Kviečiu susipažinti su Samsung Galaxy Tab S 8.4. Pirkdami Samsung Galaxy Tab S planšetinį bitėje, dovanų gausite firminę klaviatūrą ir pelę. Šis planšetinis pasižymi ir puikiais parametrais, ir inovatyviais sprendimais. Manau, tai puikus pasirinkimas, tuoj papasakosiu plačiau kodėl. Dėžutėje randu planšetinį kompiuterį, kroviklį ir USB laidą. Šio planšetinio dizainas gerai apmąstytas, kampai maloniai užapvalinti, bet didžiausio pagirimo nusipelno įrenginio plonumas. Jis tik 6,6 mm storio, todėl šį planšetinį ypač patogu laikyti. Dešinėje pusėje randu įjungimo bei garso reguliavimo mygtukus, tiek žemiau microSD ir microSIM kortelių, o apačioje microUSB ir ausinių jungtis. Ypač ryškus ir kontrastingas ekranas Super AMOLED yra neabejotinas šio planšetinio privalumas. Ekrano raiška didelė, todėl ir vaizdai labai detalūs. Garsiakalbiai montuoti taip, kad laikant planšetinį horizontaliai sklistų stereo garsas. Tik žiūrint filmus, svarbu netyčia jų neuždengti. Šiame planšetinėme įmontuotas galingas procesorius, todėl net naudojantis keliomis programėlėmis vienu metu ar mėgaujantis naujausiais 3D žaidimais, viskas veiks be menkiausių priekaištų. Galaxy Tab S 8.4 baterija laiko tikrai gerai. Net ir aktyviau naudojantis, be vargo išlaikys visą dieną. Galima pagirti ir vidinės atminties kiekį. Nors vartotojui prieinama tik apie 9 GB atminties, bet planšetinis palaiko ir microSD atminties kortelę, o gamintojas dar suteikia ir 50 GB atminties internetinėje saugykloje. Galaxy Tab S įdiegta visiems gerai pažįstama operacinė sistema Android. Tik išpakavę įrenginį, jame jau rasite nemažai įdiegtų įvairių programėlių, todėl meniu atrodo kiek perkrautas. Galaxy Tab S 8.4 maloniai nustebina ir savo kameromis. Priekinė kamera puikiai tiks vaizdo skambučiams, o pagrindinė 8 megapikselių kamera turi LED blykstę, todėl visai kokybiškomis nuotraukomis galėsite džiaugtis ir esant prastesniam apšvietimui. Šis planšetinis taip pat turi gausybę išskirtinių savybių. Patogu, kad pradžios lango dešinėje galite rasti vienoje vietoje aktualias programėles ir dominančių temų straipsnius. Programėlė SideSync leidžia susijungti su jūsų išmaniuoju telefonu ir valdyti telefoną per planšetinį, net atsiliepti ar rašyti žinutes. Praktiška, kad galima pasinaudoti kelių langų funkciją ir vienu metu naudotis keliomis programėlėmis. O didesniam duomenų saugumui užtikrinti ir patogiai atrakinti, gamintojas įmontavo piršto atspaudų jutiklį. Tiesa, jis veikia ne prilietus, kaip daugumoje įrenginių, o perbraukus. Deja, dėl šios priežasties jis yra netoks greitas. Beje, mano akimis vienas didžiausių privalumų laukia tų, kurie šį planšetinį įsigys būtent bitėje. Jūs dovanų gausite firminę klaviatūrą ir pelę. Su šiais priedais galėsite dirbti daug greičiau ir patogiau. Mano išvada – tai puikus aukščiausios klasės planšetinis, kuris puikiai tinka ne tik pramogoms, bet ir darbui. Jo kompaktiškumas leidžia dirbti būnant bet kur. Jį rekomenduoju aktyviems ar daug keliaujantiems žmonėms, kuriems reikia įrenginio, galinčio palengvinti daugybės užduočių atlikimą.